Sveiki visi, šiandien jūs supažindinsiu su lažybų svetaine Play Football. Taigi, prisijungiam. Iš karto siūlau prisijungti per mano nuorodą, kuri bus po video aprašyme. Prisijung per mano nuorodą, savo elektroninį pašto adresą įvesit, geriausiai yra Gmailas, paskui greičiausiai ateis jums patvirtinimo laiškas į elektroninį paštą, patvirtinsite ir galėsite prisijungti. Aš jau esu prisijungęs, todėl iš karto eisiu į vidų. Kai prisijungsite, gausite iš karto 4000 taškų. Va čia rašo, kad gaus 4000 taškų. Prisijungsit, šiek tiek pažaisit ten, paskui prisijungkite per Facebooką ir gausite dar 5000 taškų. Gerai, einam į vidų. Taigi, čia yra lažybų svetainė ir joje galime statyti pinigus. Kaip matote, aš turiu 10 000 ir eventai, tai greičiausiai, kur bus varžybos greičiausios. Pasirenkam, daleiskim, eventą, išsirenkam mėgstamą komandą, kuri lošia ir galim pastatyti pinigėlius. Man patinka, daleiskim, futbolas. Einu į futbolą, išsirenku Ispanų lygą ir šiandien, kaip matom, 4 valandą žais Real Madridas su Real Sociedad. 4 valandą Ispanijos laiku, tai mūsų laiku bus 5 valandą. Gerai, einam žaisti. Ir vat, kaip matote, yra procentai statymo. Lygiosios už Realo Sociedadą, už Realo Madridą. Jeigu taškų yra mažiau, reiškia ši komanda yra stipresnė ir jūs laimėjimas bus mažesnis. Jeigu aš statysiu už Real Sociedadą, daleiskim, mažiausias statymas yra 200 taškų. Jeigu statysiu 200 taškų, tai matot, aš laimėsiu 200 plus 1422 taškus. Bet aš statysiu už Realo Madridą 2000 ir gausiu 100 tik tais taškų. Jeigu spausite all in, pasistatys visi turimi taškai. Bet nepergyvenkite, kiekvieną sykį, kai jūs pralošite taškus, bus jums duota 4000 taškų iš naujo. Jie ateis per 6 valandas. Taigi statom. Taigi pastatėm 2000 taškų už Realo Madridą ir galėsim varžybą žiūrėti tiesiogiai internete. Susirasim svetainę tiesioginio eterio ir galėsim pasižiūrėti varžybas, tai bus daugiau azarto. Taigi, kad nereikėtų ieškoti komandos, kurios tau labiausiai patinka, daleiskim krepšinis. Išsirenkam lygą NBA. Ir dabar daleiskim, man patinka kuri nors komanda. Ne, aš jos nesirinksiu, aš pasirinksiu futbolo komandą, Ispanų lygą, Realo Madridas. Einam ant Realo Madridą, spaudžiam. Ant Realo Madrido dar sykį spaudžiam ir follow, sekti. Pridedam išrinktųjų sąrašą. Einam į event, einam į Teams ir man išmeta jau, kur žais Realo Madridas artimiausias varžybas. Čia galite prisidėti ir krepšinių visokiausių komandų. Taip, dabar apie taškus. Kai jums duos 4000 taškų, einate ant uždirbti taškų, spaudžiate ant videos, prisiregistruojat, įvykdot, ką čia prašo. Daleiskim, aš einu iškart į 3, nes esu pasirinkęs. Turim patvirtinti prieigą. Patvirtinam. Ir man išmeta video. Šį video peržiūrėjus, čia rodys 6 valandas, kad trūksta iki 4000 taškų gavimo. Tai vienas tik peržiūrėjus video, kuris trunka labai neilgai, jūs iš karto čia nuimsite valandą laiko laukimui. Taigi, toliau kas. Čia yra statymai už komandas kaip loterija.
Jeigu atspėjat visus 10 komandų, gaunate 50 000 taškų. O užstatote tik 200 taškų. Toliau. Drafts. Čia turite atspėti rezultatą. Atspėjus rezultatą, už kurį jums paima 400 taškų, galite laimėti 1 465 000, kurie bus išdalinti ant visų dalyvių dalyvaujančių ir tiek gausite taškų. Žaidimai. Galim žaisti žaidimus, irgi taip uždirbat pinigus. Parduotuvė. Čia galite pirkti prekes, kas turit PayPalo sąskaitą, ir plus nusipirkę, daleiskim, už $2.70 žaidimą čia kažkokį, gaunate plus 15 taškų į jūsų sąskaitą Playfulbeto. Prizai. Kokie yra prizai? Kiekvienai šaliai yra skirtingi prizai. Dėl to registruodami turit pasirinkti savo šalį, kad vėliau nekiltų problemų atsimant prizus, nes kiekvienai šaliai prizai yra skirtingi. Daleiskim, surinkus 890 taškų, čia užsidega žalias langelis, jį spaudžiam, užpildom, ką prašo toliau ir jums į PayPalą perveda 20 eurų. Toliau. Čia mano aktyvumas. Čia mano statymai, galim pasižiūrėti. Čia yra žmogus, kurį aš seku, per kurį prisiregistravau. Čia mano pasekėjai yra, kurie prisiregistravo per mano nuorodą arba kurie mane seka, kuriems aš patinku. O čia galime laimėti taškelių. Aš jau daugumą esu įvykdęs. O daleiskim čia. Duoda 1000 taškų už paspaudimo laiką. Kaip matote, turiu 8000 taškų. Dabar spaudžiame laiką. Plius 1000 taškų gavau. Jau turiu 9000 taškų. Tai va, kol kas tiek. Naujame video gal išvardinsiu plačiau. Futbolas yra, krepšinis yra, tenisas, o čia kam patinka, čia yra kompiuteriniai žaidimai, žaidžiami komandomis, irgi galima pasižiūrėti tiesiogiai. Labai gana įdomu, Counter-Strike'as yra kitų žaidimų. Nu ir čia kiti, Others, kiti čia, regbis turbūt, ar kas čia yra. Jo, regbis, pavyzdžiui, Union. Tai tiek, dar ką nepaminėjau. Einam į InCoins, spaudžiam ant video. Peržiūrėjus vieną šitą video, jūs gaunat 20 taškų ir per savaitę peržiūrėjus 30 taškų, jums dar duoda, peržiūrėjus 30 video, jums dar duoda 5000 taškų. Kiekvieną savaitę po 5000 taškų galite uždirbti. Tai tiek. Ačiū už žiūrėjimą. Viso geriausio.